Sveiki mūsų mažieji draugai. Su jumis laida Mažasis atradėjas. Kaip ir kiekvieną kartą, šioje laidoje mes jums turime paruošę įdomybių iš mokslo pasaulio. Tad nieko nelaukdami keliaukime pasisemti naujų žinių. Vaikai, Vilniaus mieste įsikūręs Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras turi tikriausią chemijos ir fizikos laboratoriją, kurioje aš kiekvieną kartą apsilankiusi pasijuntu kaip tikra mokslininkė. Tad būtent ten dabar ir keliaukime, kur Lukas ruošia jums naują eksperimentą. Sveiki vaikai! Šiandien pakalbėkime apie slėgį. Kas yra slėgis? Tai fizikinis dydis, kuriuo išreiškiama jėga slegianti tam tikrą ploto vienetą statmenai. Kitaip tariant, iš viršaus. Šiandien atliksime eksperimentą, kad pamatytumėte, ką gali padaryti skirtingų slėgių darinys. Vaikai, šį eksperimentą atlikite tik su suaugusiųjų priežiūra. Mums reikės stiklinio butelio, siaurų kaklų, kietai virto kiaušinio, degtukų ir kažko, kad pakeltų kolbą arba būtų atsparus karščiui pagrindas, nes mesime į kolbą degtukus, kad nesusigadintų paviršius stalų. Prieš pradėdami eksperimentą įsitikinkite, kad stiklinio butelio kaklelis yra nei per siauras, nei per platus. Tinkamo pločio kiaušinį, kad jis neįkristų. Taigi nusilupame ir paruošime kiaušinį. Butelį pastatykime ant saugaus ir tvirto paviršiaus. Taip pat, vaikai, įsitikinkite, kad greta nėra jokio degaus daikto ar medžiagos. Tuomet uždegame 3 degtukus ir atsargiai įmetame į butelį. Kai ugnis sumažėja, nieko nelaukdami, kol dar rūksta dūmai, kiaušinį dedame smailiu galu žemyn ant butelio. Ar žinote, kodėl taip nutiko? Kai padėjome kiaušinį ant butelio kaklelio, taip jį uždengėme. Dėl deguonies trūkumo degtukai užgeso. Kol degtukai dega, nuo karščio oras šyla ir plečiasi. Uždėjus kiaušinį, deguonies, kurio reikia degimui, nebepatenka. Todėl ugnis užgesta, oras pradeda vėsti, o vėsdamas vėl traukiasi. Slėgis viduje tampa mažesnis už aplinkos slėgį ir aplinkos slėgis įstumia kiaušinį į vidų. Jeigu kiaušinį padėtume ant butelio kaklelio, kuriame nėra degančių degtukų, slėgis butelyje išliktų toks pat ir kiaušinis liktų savo vietoje. Vaikai, pasidalinkite su mumis, kaip jums pavyko atlikti šį eksperimentą. Eksperimentų nuotraukas ir istorijas, kaip jums pasisekė, rašykite mūsų Facebooko paskyroje. Mažasis atradėjas. Iki. Ir uždedam kiaušinį ir kiaušinis buvo skystai virtas. Tai kaip matom, gausi taip. Kaip matot, nedarėtų daryti su skystai virtu kiaušiniu, nes nesigauna visai gražus eksperimentas. Man patinka saulėtos dienos. Kai iš dangaus man šypsosi saulutė, iš karto noriu šypsotis ir aš. Įdomu, kaipgi Saulė atrodo iš kosmoso ir ką apie ją mums gali papasakoti lietuviškasis palydovas. Pasiklausykime. Sveiki, mėly vaikučiai! Tikiuosi šiandien visi puikiai nusiteikę ir jau spėjote pasimėgautis pirmaisiais pavasario saulės spinduliais. Saulė į žemę siunčia tiek šilumos, kad viskas, kas gyva, galėtų klestėti, jis suteikia tiek šviesos, kad galėtume matyti. Saulės paviršiuje temperatūra yra apie 500 laipsnių karščio, o Saulės šerdyje siekia net iki 14 milijonų laipsnių Celsijaus. Tai tokia temperatūra, kai viskas akimirksniu išsilydo, tad artintis prie Saulės labai pavojinga. Tačiau ar žinote, vaikai, kad net ir Žemėje, kuri nuo Saulės nutolusi apie 150 milijonų kilometrų, ji taip pat gali nudeginti jūsų odą. Kasgi nudegimus sukelia? Visą laiką Saulė į Žemę siunčia labai daug skirtingos energijos. Tai infraraudonieji spinduliai, kuriuos jūs jaučiate kaip šilumą. Dar yra matoma šviesa, ją mato jūsų akys. Tačiau dar yra ir ultravioletiniai spinduliai. Jūs negalite jų matyti,
bet jie yra. Ir negana to, gali gana smarkiai nudeginti jums odą. Infraraudonieji spinduliai, matoma šviesa ir ultravioletinė spinduliuotė yra 3 skirtingi elektromagnetinio spektro bangų tipai. Šios energijos bangos nėra vienodos, kai kurios turi daugiau energijos. Pavyzdžiui, infraraudonosios bangos turi mažiau energijos nei matomos šviesos bangos, bet jos yra ilgesnės. Daugiausia energijos turi ultravioletinės bangos. Deja, ši energija gali mums pakenkti. Jei žmogui ant odos patenka pernelyg daug ultravioletinių spindulių, laikui bėgant jie gali pažeisti odos ląsteles. Ląstelės gali mirti, todėl oda tampa raudona ir gali stipriai skaudėti. Šį kartą aš turiu pasislėpti nuo kaitriosios saulės, nes galiu sudegti. Tad daugiau papasakosiu kitą mūsų susitikimą. Iki malonaus ir būkite atidūs. Vaikai, ar kada bandėte skaičiuoti, kiek kartų galima perlenkti popieriaus lapą? Teigiama, kad popieriaus, nesvarbu koks plonas ar storas jis bebūtų, mes negalėtume perlenkti daugiau nei 8 kartus. Bet ar tikrai tik tiek nedaug kartų? Juk pavyzdžiui šis atrodo toks plonas, kad galėtume lankstyti ir lankstyti. Teoriškai, norint popierių perlenkti daug kartų, jis turi būti labai ilgas. Kitaip tariant, kuo ilgesnis bus popierius, tuo daugiau kartų galėsime jį perlenkti pusiau. Tik štai, derėtų atkreipti dėmesį, kad tą pačią popieriaus juostą perlenkus 7 kartus, jis jau bus kaip 128 puslapių storio sąsiuvinis. 10 perlenkimų ir mūsų lankstinio storis bus jau maždaug delno pločio. O įdomiausia yra apskaičiuota, kad jeigu popierių perlenktume 103 kartus, jis būtų toks didelis, kad nebetilptų mūsų visatoje. Bet tiek kartų lenkti mes nebandysime. Verčiau panagrinėkime, kas slypi šiame ploname popieriaus lape, jį išdidinus daugiau nei 103 kartus. Tai kaip matom, tikrai buvo neviršyta mūsų 7 kartų lenkimo taisyklė. Tai mums eksperimentui užtenka mažiuko gabaliuko, tai mes ką darome, ogi atsikarpame mažą gabaliuką popieriaus. Popierius jau nuskenuotas, rezultatus turime kompiuterio ekrane ir galime pradėti analizuoti. Tai paviršinis vaizdas matomas toks, atspalviai čia reiškia šviesesnį iškilimą, tai įsivaizduokit, čia būtų kalnas, kalno viršūnės, čia šlaitai leistųsi, o tamsios vietos tai būtų įdubos, kanjonai. Perjungus vaizdą į 3D režimą galima aiškiau vizualiai matyti, kokie yra iškilimai, kokie įdubimai. Tai, kaip matom, yra aukščių svyravimas tarp apie 3 mikrometrus, netgi šiek tiek daugiau nei 3 mikrometrai, apie 6 mikrometrai. Tai popierius nėra lygus, yra tokie gniužulai iškilimų, yra įdubos. Šiaip žinom, iš ko popierius yra padarytas. Popierius yra padarytas iš celiuliozės, taigi iš medienos, o celiuliozė tai yra polimeriniais gijos. Tačiau dar tiek labai arti nėra priartinta šis vaizdas ir raiška nėra tokia gera, kad matytume pačias celiuliozės gijas. Ar žinote, kodėl grafitinis pieštukas piešia ant nelygių paviršių? Tarp jų ir popieriaus, ir tarkim akmens. Todėl, kad grafito struktūra yra tokia, kad nuo jos gali atsiskirti grafito plokštelės, smulkios mikroninės molekulių beveik lygio, ir jos lieka ant popieriaus. Dėl to, kad popierius nėra lygus, užkliuvo grafitas, lieka jo dalelės ir mes tai matome kaip nupiešta pieštuko juostelę, pieštuko kontūrą. Lukas man davė užduotį. Kiek daugiausia kartų aš galėsiu perlenkti popieriaus lapą? Netrukus pabandysiu. Pabandykite ir jūs, vaikai. O pabandę būtinai pasidalinkite su mumis, kaip jums sekėsi. Rašykite mums adresu mažasisatradėjas@gmail.com arba Facebooko paskyroje Mažasis atradėjas. Na, o jeigu kartais nematėte mūsų ankstesnių laidų, jas galite rasti LRT mediatekoje arba Mažasis atradėjas YouTube kanale. Iki kito karto.